Sveiki, šiandien parodysime, kaip suvesti naują klientą ir šiam klientui parašyti sutartį. Suvedame vartotoją. Naują klientą. Naujo kliento vedimą siūlome pradėti nuo įmonės kodo. Taip mes išvengsime dubliavimų. Toliau santraupa. Sakykime, klientas yra geras laikas. Tai santraupą darome iš pirmo žodžio pirmų dviejų raidžių. Toliau eina antro žodžio likusios raidės. Tai būtų gera ir laikas. Taip. Geras laikas. Labai. Taip. Nueiname į detalę sritį, kad neliktų koregavimo pieštukų. Tuo pačiu bus klientas įrašytas. Ir šiam klientui parašykime sutartį. Čia yra paskutinė sutartis. Nuo paskutinės sutarties paspaudžiam naują sutartis. Tada išsirenkam klientą. Ir išsirenkam ruošinį. Sakykime, prekybinę sutartį norime mes jam rašyti. Šiam klientui perkeliame ruošinį ir tuo pačiu parašome sutartį. Pasitikriname. Matome, numerį jau uždėjau automatiškai. Nėra atstovavimo rekvizitų. Ir sutarties rekvizitų nėra. Tai atstovavimas sutarčiai. Nėra punktų. Įsidetalizuojame šią dalį ir persikeliame atstovavimo darbuotojus. Iš vienos pusės Arūnas Skučius. Atstovavime direktorius. Čia reikia pataisyti linksnius. Arūnas Skučių. Kadangi aš klientuose neįrašiau, taip, ieškome mes to klientų. Neįrašiau darbuotojų, čia reikėtų įrašyti, tada jisai persikeltų, reiškia, čia į sutartį. Bet jeigu mes nežinom, koks to kliento darbuotojas, tai čia parašo brūkšnelius, paskui reikėtų rankai juos įrašyti. Taip, ir rekvizitai. Irgi taip pat perkeliame rekvizitus. Tai perkeli, pasižiūrime, ar yra šalys ir įgalioti asmenys yra. Ir sutarties rekvizitai, matom, yra. Taip, šitą sutartį mes jau galim eksportuoti PDF failu arba Word failu. Koreguojamas jis yra. Tai tiek šiam kartui. Dėkui už dėmesį.